Gerbėmieji, būkite pasveikinti susirinkę į 11-ąjį partijos Tvarka ir Teisingumas kongresą. Taigi paplokite vieni kitiems. Šeštadienį sostinėje buvo surengtas 11-asis partijos Tvarka ir Teisingumas kongresas. Renginį partijos dalyviai bei svečiai pradėjo Lietuvos bei partijos himnais. Tylos minute buvo pagerbtas neseniai mirusio parlamentaro Juliaus Veselkos atminimas. Partijos nariai ir šį kartą išreiškė pagarbą bei pasitikėjimą tvarkiečių lyderiu Rolandu Paksu. Daugumos sprendimų prezidentas ir toliau lieka už partijos vairo mažiausiai dar 2 metams. Rolandas Paksas savo sveikinimo kalboje akcentavo dar 1 milijono Lietuvos idėją. Dar 1 milijono Lietuva. Nebijau pasakyti to žodžio, dar 1 milijono Lietuva. Pasak prezidento, privalome padaryti taip, kad per 14 metų valstybėje būtų pakankamai dvasinio intelekto bei būtinas dirbančiųjų kiekis, užtikrinantis gerovės valstybės kūrimą. 11-ojo tvarkiečių forumo metu taip pat perrinkta ir partijos valdyba, patvirtinti kandidatai į Seimą vienmandatėse Biržų Kupiškio, Zarasų Visagino ir Ukmergės apygardose. Biržų Kupiškio apygardoje kandidatu į Seimą išrinktas Vytautas Galvonas. Zarasų Visagino apygardoje bus iškelta Algimanto Dumbravos kandidatūra. Ukmergėje kandidatuos Dailis Alfonsas Barakauskas. Partijos forume dalyvavo daugiau nei 800 delegatų, atstovavusių daugiau nei 17 000 partijos narių iš visos Lietuvos. Pasveikinti renginio atvykęs ministras pirmininkas Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Algirdas Butkevičius juokavo, iki šiol manęs, jog tik socialdemokratai gali pasigirti tokią aktyvių partiečių gausą. Tačiau po tvarkiečių kongreso ministras pirmininkas pakeis savo požiūrį. Aš anksčiau galvodavau, kad tiek daug susirenka žmonių suvažiavimą, kada vyksta socialdemokratų partijos suvažiavimas. Tai galinga jėga ir džiaugiuosi jūs čia visus matydamas šitame jūsų partijos kongrese. Forumo dalyvius taip pat sveikino Vilniaus meras Artūras Zuokas, Gintautas Babravičius, darbo partijos atstovas kultūros ministras Šarūnas Birutis, Kristina Brazauskienė, ambasadoriai, Europos parlamentarai, pramonininkų lyderis Robertas Dargis bei kiti svečiai. Algirdui Butkevičiui partijos Tvarka ir Teisingumas pirmininkas Rolandas Paksas įteikė partijos prizą už metų pasiekimus, didžiausią koaliciją ir geriausią vyriausybę. Spalio mėnesį vykusiuose Seimo rinkimuose partija Tvarka ir Teisingumas, vėl tapusi parlamentinė, gavo 11 Seimo mandatų ir 2012-2016 metų kadencijos Seime dirba valdančiojoje daugumoje.